Reikia atsižvelgti turbūt ir, mes esam prasti, turbūt reikia pažinti ekspertai, žurnalistai ir panašiai, nes vertinti aš vis tiek manau, kad Žalgirio šansai didesni laimėti prieš Zvezdą. Turėtų būti taip. O Milanas atvažiuoja į Kauną ketvirtadienį ir čia vienareikšmiškai pergalė, nematau jokių šansų Milano komandai. Zekas Lydėjus iškrito, Džošas Nybo iškritęs, Milanas nemanau, kad turi valčių laimėti Kaune. Kažkas Milane negerai yra. Jo, ir taškas, kurį reikia pasimti vėl, atsižvelgiant, kas aplinkui tavo komandas vyksta, kokios situacijos susiduria, tai 5-0 pradėti nebeskamba toks neįmanomas scenarius, kaip galėjo atrodyti pamačius tvarkaraštį. Netgi dabar žiūrint šiai dienai 5-0 yra realiau negu 4-1, tai čia net nėra ką, arba 3-2 jau, 3-2 aš neįsivaizduoju, kad 3-2 jau. Kad Milane, Mesina laimi Kaune, tai nematau šiuo metu. Praeitais metais laimėjo, bet ten, žinai, praeitais metais buvo netiesa ir nebuvo to. Dabar neįsivaizduoju, kad Milanas laimi Kaune, tai manau, kad 4-1 gali būti, bet 5-0 realiau. Gerai, 85-79 Žalgiris, aš parašiau, kad pralaimi Belgrade, bus pragariška atmosfera, bus ten daug mikro dalykų nematomų ir už aikštelės ir aikšteliai. Aš manau, kad dėja, bet nutrūks pergalių serija. Dėja, bet aš parašiau, kad Žalgiris laimės, Pauliu, ir mūsų skiriasi nuomonės. 87-79 Žalgiris. Aš labai net noriu, kad pataikytų. Žalgiris nepralaimės Belgrade, pratęs savo pergalių seriją ten. Aš galvoju, kad Žalgiris tiesiog per gerai žaidžia ir stebuklų krepšinėje nebūna, kad treneris pasikeis, kad jie ten stebuklingai pradės žaisti. Ar lupytėm palies logotipą, Obradovičius? Ne, jau pribučias. 8-8, 8-2 Barcelona. O aš manau, kad gaus Barsai Skudurus su legendiniu dviejų nubėgonu prieš akį 86-80. 80-86 laimi Barsą. Svarbu, Klaiburnas nejudėtų. Barcelona. Makabis 8-9-8-6. Virgis, o ką?